Sveiki, dar kartelį visi susirinkę į šiandienos webinarą DAC7 direktyva, ką apie prekiaujančius ir teikiančius paslaugas per e-platformą sužinos VMI 2024 metais prieš metinį pajamų deklaravimą bei finansinių atskaitomybių pateikimą. Ilgoka tema, sudėtinga, bet itin aktuali, sakyčiau, metų pradžiai. Tai aš esu Laura, dirbu b1.lt apskaitos programoje ir dirbu taip pat su Viki.lt projektu. Tai šiek tiek papasakosiu apie Viki.lt. Tai yra nemokama mokesčių ir apskaitos enciklopedija, kuri yra skirta visiems, kurie ieško atsakymų į visus su mokesčiais, teise, verslo valdymu susijusius klausimus. Tai jeigu ir čia yra norinčių prisijungti prie Viki.lt bendruomenės, šviesti žmonės, dalintis savo kompetenciją, tai labai kviečiu tai padaryti ir labai lauktume jūsų savo bendruomenėje. Na ir taip pat noriu pristatyti šiandieninio webinaro pranešėją. Jau ne pirmą kartą su Viki.lt organizuojame webinarą, būtent su lektore Mažosios bendrijos Ramios investicijos vadove Rasa Rockinienė. Ir šiandien Rasa mums papasakos, kokią informaciją apie prekiaujančius ir teikiančius paslaugas per elektroninės platformas gaus Valstybinė mokesčių inspekcija 2024 metais prieš metinį pajamų deklaravimą bei finansinių atskaitomybių pateikimą. Taip pat bus aptarta direktyvos įsipareigojimai ir Lietuvos teisinė bazė, VMI taisyklės. Taip pat sužinosite, koks yra direktyvos tikslas, kas teiks informaciją ir kokia apimtimi bei ko tikėtis ir kaip teisingai deklaruoti pajamas. Na, o šio webinaro įrašą turėsite galimybę pamatyti Viki.lt platformoje, kaip ir ankstesnių webinarų įrašus taip pat čia galite rasti. Tai turime suplanavę ateinančio mėnesio webinarus, tai labai kviečiu registruotis. Visi labai naudingi, įdomus, skirtingi, webinarų pranešėjai yra savo srities specialistai, ekspertai, tai labai kviečiu registruotis. Primenu, kad šiandienos webinaro tema su Rasa Rockinienė, Mažosios bendrijos Ramios investicijos vadove, taipogi lektorė. Ir tema būtų DAC7 direktyva, ką apie prekiaujančius ir teikiančius paslaugas per elektroninės platformas sužinos VMI 2024 metais prieš metinių pajamų deklaravimą bei finansinių atskaitomybių pateikimą. Tai matau mūsų visai gausiai prisijungusių. Rasa, manau, perduosiu žodį jums. Gerai. Ir labai lauksim klausimų. Gerai, ačiū labai pristatė mane trumpai, ar ne, tai labai nauja tema, noriu pasakyti tai, kad pagrindinė informacija tikrai talpina tik tai mūsų mokesčių inspekcija. Kalbėsim šiandien apie tai, kas tai yra šita direktyva, ar tai yra naujiena ar ne naujiena. Aš būsiu jūsų kaip vartotojų pusėje šiandieną, o ne kaip platformos administratorius ar platformos savininkas. Tai kalbėsim apie tai, kas tai yra per teisės aktas, kaip jisai yra plačiai taikomas ir kaip tai įtakos mūsų kaip žmonių, kaip Lietuvos piliečių, tai būtent asmeninį gyvenimą, mūsų pajamų deklaravimą, lygiai taip pat kaip tai gali atsiliepti ar ne įmonėms, įstaigos, organizacijoms, kad nenustebtų tam tikrą informaciją ar ne gavę būtent iš mokesčių inspekcijos. Tai šiandien pabandysiu labai konkrečiai, tikrai nėra šita tema dar analizuojama netgi ir, sakykime, internetiniai paieškoj, ką jūs bandytumėte ieškoti. Didžiąją dalį man pavyko susirinkti iš užsienio platformų, tai yra patalpinta skaidrėse informacija surasta ir šaltiniai, kur buvo rasta, kad būtų galima ar ne persižiūrėti plačiau, jeigu ta informacija domins. Ir lygiai taip pat yra surinkta informacija ir kuo pasidalinsiu kaip pavyzdžiais, tai yra iš mano klientų, iš mūsų įmonės klientų. Aš pati daugiau dirbu individualiai su individualia veikla, su pažyma dirbančiais asmenims, su verslo liudimais, bet įmonėje mūsų yra administruojama daugiau nei 40 įmonių buhalterinė apskaita, kur mes susidurėm irgi lygiai taip pat įvairiai su tam tikromis platformomis, per kurias mūsų būtent klientai prekiauja ar teikia tam tikras paslaugas.
Tai turiu tikrai pasidalinti kuo, kaip yra pasiruošę ir kaip šita informacija aiškiai yra pateikiama mums kaip vartotojams. Tai pakalbėsim apie tai, ko jums reikėtų reikalauti, pagal kokį pavyzdį jūs galėtumėt vadovautis ir paprašyti informacijos apie save, kaip būtent ar ne pardavėją arba tam tikros paslaugos teikėją, būtent platformos pagalba. Tai jeigu labai ar ne trumpai ir paprastai, jau šiek tiek pasakiau savo patirties, labai reikėtų, aišku, nenusiminti ir neišsigąsti. Aš šiandien netgi Facebooko naujienose įdėjau tokį sakinį, kad pabūsiu šiandien kaktusu, kuris yra gražus, bet durė. Tai truputėlį galbūt įnešiu ir jums šiek tiek nerimo, bet tas nerimas yra pačiu laiku. Tai jeigu ar ne norėtumėm apsidrausti, labai tikrai neturiu didžiulio noro jūsų atstovauti mokesčių inspekcijoje operatyvaus tikrinimo metu. Mes turime lygiai taip padarę nemokamą seminarą, kas tai yra ir kaip reikėtų tam pasiruošti. Tai operatyvūs tikrinimai atliekami yra tiek įmonių, tiek fizinių asmenų atžvilgių Lietuvoje. Tai to pasiekoje, šios direktyvos iš tikrųjų informacijos teikimo pasiekoje tiesiog galim sulaukti sekančiais metais po asmeninio mūsų gyventojų pajamų deklaravimo tikrinimo antroje metų pusėje dar gausesnio, negu jisai buvo praėjusiais metais. Tai ši direktyva yra būtent tas teisės aktas, kuris, jeigu paprastai pradėsiu aiškinti, nuo ko jis prasidėjo ir kada jis atsirado, tai direktyvos iniciatyva buvo jau 2021 metais, kurią būtent priėmė ir patvirtino Europos vadovų taryba. Tai ES direktyva buvo jau priimta ir jinai buvo būtent įvardinta, užvadinta, kad tai yra direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje. Tai manau, pavadinimas jau puikiai kalba apie tai, kad jau bendradarbiavimas mokesčių srityje ir ES mastu reiškia tai, kad pradėjo vienytis ES šalių būtent mokesčių administravimo tarnybos. Mūsų atveju Lietuvoje yra valstybinė mokesčių inspekcija. Kitose valstybėse šios institucijos vadinasi truputėlį kitaip, bet esmė yra ta pati, visos šios institucijos vykdo vienodas prievoles, vienodus darbus. To turinio pradinio aš nesigilinau ir nežiūrėjau, bet esmė ta, kad mes turim 22 metais, gruodžio 31 patvirtintą direktyvą, apie kurią mes kalbėsime šiandieną plačiau. Tai yra būtent trumpintai, aš neversiu kažkaip tai tarptautinio išsireiškimų, bet mes matom raidės DAT7 ir jeigu jūs paieškoje lygiai taip pat vesite tiek Google, tiek mūsų mokesčių inspekcijos puslapio paieškoje šį pavadinimą, jūs rasite tikrai informaciją, kuri yra susijusi su šiuo teisės aktu. Tai jeigu labai paprastai reikėtų pasakyti, kad atsiranda šios direktyvos pagrindų prievolė vidaus teisėje, būtent ją vadovautis ir šios direktyvos turinį įgyvendinti. Tai paprastai suprantamai žodžiais noriu pasakyti, kad ši direktyva numato naujus reikalavimus dėl informacijos perdavimo apie paslaugų teikimą arba pardavimą per skaitmeninės platformas. Ir tai yra daroma visos ES mastu. Kaip reikėtų kitaip dar paaiškinti, tai noriu pasakyti tai, kad yra susikūrusios platformos ir mes Lietuvoje jų turime apie 40, manau, kad jų galbūt yra ir daugiau, bet matysite skaidrėje net ir pats mokesčių inspekcijos atstovas pareiškia, kad mums Lietuvoje šitokių platformų yra žinoma apie 40. Viena, ko gero, iš populiariausių, kuri leis jums suprasti, kokia tai platforma yra. Tai platforma, kuri Lietuvoje jau teikia nuo 2020 metų informaciją į būtent gyventojų deklaracijas, jinai yra perkeliama, tai yra Bolt pavėžėjų platforma. Šios platformos būtent įkūrėjai, ar ne, tai yra ne Lietuvoje, mes Lietuvoje turim tiesiog užregistruotą padalinį, kuris tvarkingai veikia ir leidžia Lietuvos piliečiams per šią platformą užsidirbti pajamas, tai yra teikti paslaugą kaip pavėžėjo. Lygiai taip pat mes turim Bolt Food, tai yra maisto pavėžėjo paslauga, lygiai taip pat Volto turim paslaugas, tai ko gero daugumas iš jūsų tikrai būsit pasinaudoję šią paslaugą ir galit leisti savo suprasti, kas tai yra per platformą.
Žmogus užsiregistruoja šioje platformoje, taip ir teikia paslaugą. Tai yra pavežimo paslauga, ar ne, gali būti grožio paslaugos teikiamos, kalbėsim, kad tikrai yra Mesmus Streetvelo programėlė, kurioje lygiai taip pat jinai yra ar nenaudojama Lietuvoje ir pakankamai jau senai. Lygiai taip pat, jeigu kalbėsim apie kitas platformas, kurios turbūt vėlgi jums ko gero žinomos, jeigu aš paminėsiu Bookingo platformą, per kurias mes poilsio ar nelaikui atostogoms užsisakinėjame apartamentus, užsisakinėjame vietą, kur gyvensime, ar ne, kur atostogausime, ir tai mes galime padaryti ne tik Lietuvoje užsisakant, bet galime ir kitose ES valstybėse rasti pasiūlymus, juos įsirinkti ir tvarkingai ir ne savo poreikius patenkinti. Apie kitas sistemas, ar ne, aš lygiai tuoj pat pakalbėsiu, bet ką reikėtų suprasti ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ar ne, tai yra aktualu ir ne ES skaitmeninėms platformoms. Tai būtų naivu manyti, kad tai galioja tik ES, bet tai galioja ir ne ES valstybėms, jeigu mes kalbėsim ir apie trečiasias šalis, kaip Amerika, ar ne, Kinija, ar kitas šalis, kurios nėra ES, ar ne, sudėtyje, tai lygiai taip pat yra aktualu, kurios sudaro sąlygas pardavėjams vykdyti veiklą. Tai yra, vadinasi tai, kad aš esu ES pilietis ir aš užsiregistruoju trečiosios šalies prekybos platformoje ar paslaugų teikimo platformoje. Šitai platformai pagal šitą direktyvą atsiranda prievolė teikti informaciją apie jūs kaip paslaugos teikėją arba būtent prekės pardavėją. Tai tikrai yra rimtas teisės aktas, kur tenka susimastyti, ir aš praėjusiais metais turėjau skambutį, tiesiog žmogus paskambino, peržiūrėjęs tarp kitko šitos platformos dėka YouTube įrašą apie operatyvų tikrinimą. Žmogus matyt nerimauja ir neranda savo vietos, ar jis čia teisingai daro ar neteisingai. Labai trumpai pasakysiu, kad tai buvo toks atvejis, kad asmuo yra užsiregistravęs ne ES platformoje, kurioje jisai parduoda senovinius laikrodžius, kuriuos tiesiog nusiperka ar aukciono būdu, ar perka Lietuvoje, ar kitose puslapiuose, sugedusius juos pataiso ir perparduoda būtent tos platformos dėka. Tai yra parduoda, ar ne, kaip sendaiktį, ir jisai vardino, kad yra jau nemažą sumą pasiekęs ir pati platforma reikalauja jį pakelti tam tikrų lygių, jau būtent kaip profilio turėtoja. Na, tai būna taip, kelias lygiai, tai yra pradinukas, ar ne, kaip sakau, arba pradedantysis, toliau pažengęs vartotojas, tai yra kitur laipsniuojamas, ar ne, jūsų vėlgi profilio, ar ne, sakykime, visas, ar ne, procesas, ar ne, jūsų profilis. Tai šiuo atveju taip, tikrai manau, kad šita būtent platforma lygiai taip pat vykdys šią direktyvą. Tačiau tos informacijos teikimas kol kas vartotojams yra labai skurdus arba labai miglotas. Jeigu aš pakalbėsiu apie tai, kad mūsų mokesčių inspekcija, tai yra Lietuvoje, privalo gauti iš Lietuvoje apmokestinamų vienetų šitą informaciją, arba yra įstaiga, organizacija įsteigusi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tai gali būti ir Lietuvos įmonė, taip, tai paminėsiu turbūt Pigu LT. Daug kas lygiai taip pat naudojamės šios platformos paslaugomis, pirkdami kaip pirkėjai. Tačiau šitoje platformoje jūs galite būti ir pardavėjas, tiek kaip fizinis asmuo, tiek kaip ir įmonė, įstaiga, organizacija. Jeigu kalbėsim apie tai, kad gali būti nuolatinis valdymo organas Lietuvoje arba turintis nuolatinę buveinę Lietuvoje. Arba dar, kaip ir paminėjau, trečiosios šalies platformos operatorius, kuris sudaro sąlygas, tai praneštiniems pardavėjams vykdyti veiklą ES pasirenka duomenis teikti Lietuvos mokesčių administratoriui. Tai apie Boltą, Bookingą aš paminėjau. Tas programėles, kurios yra lygiai taip pat ar ne Lietuvoje pasiekiamos, galim kiekvienas į telefoną įsirašyti ir šios platformos ar ne pagrindu teikti paslaugas, parduoti prekes. Tai pateiktą informaciją mokesčių administratorius turi naudoti, tai yra mūsų mokesčių inspekcija pabrėžia, kad gautą informaciją
iš visų platformų turi naudoti apskaičiuodama pajamų mokestį ir įvertindama pridėtinės vertės mokesčio ribą. Vadinasi, visos šitos įstaigos organizacijos, teikdamos informaciją mokesčių inspekcijai, taip suteiks tvarkingai visus skaičius, tuoj žiūrėsim, per kur bus teikiama šitą informaciją ir kokie yra reikalavimai ir iki kada jinai turėjo būti pateikta, tai dar mes turim laiko kaip platformų administratoriai pateikti informaciją. Ir aš paminėjau, kad taip, atstovas, būtent mokesčių kontrolės departamento vyresnysis patarėjas, ar ne, būtent nurodęs nuorodoje straipsnį galite rasti, kad tokių platformų Lietuvoje šiuo metu yra apie 40. Vadinasi, mūsų mokesčių inspekcija jau turės ką tikrinti ir kokius duomenis tikrinti ir turi kontroliuoti tiek, kiek tų platformų Lietuvoje tokią informaciją turėtų ar ne laiku pateikti apie būtent pardavėjus ir paslaugų teikėjus, kurie tos platformos pagrindu, ar ne, gali reklamuoti savo paslaugą, gauti, ar ne, už tą paslaugą pinigus, ar už parduotą prekę lygiai taip pat, ar ne, tuos pinigėlius gauti. Tai aš palikus esu, kas tai yra ir kaip tai atrodo. Ko gero tektų pagirti vienintelį, ką man teko išanalizuoti per visą šitą laiką besiruošiant šitam pranešimui, idealiausiai būtent šio teisės akto įgyvendinimui, tiek iš platformos požiūrio, tai yra tiek mokesčių inspekcijai informacija teikiama bus laiku ir kokybiška ir tikrai tik tai tokia, kokia reikalinga, ir lygiai taip pat informuoja patį naudotoją Vinted programėlę. Iš Vinted programėlės aš būsiu ištraukusi atskirą pranešimą, tiesiog kaip dalinasi naudotojas, kokį gavo pranešimą apie tai, kad yra įgyvendinama Lietuvoje DAT7 direktyva ir ko asmeniui reikėtų tikėtis. Tai aš įdėjusi esu truputėlį, ar net tų platformų tikrai visas neanalizavau, kiek tų 40 Lietuvoje yra, bet tikrai čia patenka Bookingas, tikrai patenka Boltas, tikrai Pigų.lt, tikrai Tritvelas, Vintedo programa daugumai yra žinoma. Jeigu kalbėsim apie tai, kad yra RRR programa, per kurią parduodama ir būtent šios programos savininkas yra Ovoko, tai kalbėkime apie tai, kad tai yra automobilių detalių būtent pardavimo platforma, tai kurioje lygiai taip pat gali tai daryti ir įmonės, ir tai gali daryti fiziniai asmenys užsiregistravę. Jeigu kalbėsim apie dar didesnę būtent tų tarptautinių platformų ar ne, būtent šios direktyvos įgyvendinimo sferą, tai tikrai reikėtų paminėti, kad Ebėjus neatsisako ir tikrai lygiai taip pat šitą teisės aktą vykdys. Etsy, Aberis irgi lygiai taip pat yra žinomas, ar ne. Airbnb ir ne programėlė lygiai taip pat nuomos, tai visos šitos programos, ar ne, būtų naivu tikėtis, kad jos neteiks informacijos apie būtent suteiktas paslaugas ir parduotas prekes. Praėjusiais metais, metų pabaigoje, aš turėjau operatyvaus tikrinimo atstovavimą vieno iš piliečių, irgi nežinau, kiek plačiai žinot, bet tikrai yra labai nuskambėjusi sistema OnlyFans. Lygiai taip pat iš paskos keliauja Fansly sistema, tai kas nežinot, labai trumpai pasakysiu, mūsų didžioji dalis lietuvaičių šitoje platformoje talpina pornografinio turinį arba, na, sakykime, tą turinį, koks jiems atrodo ar ne, netgi ir ne pornografinis ar ne talpinamas šitoje sistemoje yra, bet tai tikrai yra plačiai žinoma. Ir dėja, šita sistema lygiai taip pat atstovaujant, kalbant apie tai, kad teisės aktus pagal DAT7 direktyvą teiks informaciją lygiai taip pat apie ES piliečių uždirbamas pajamas šitoje sistemoje. Ir kas labai nustebino, tai mūsų mokesčių inspekcija jau turi nebe vieną tyrimą iš šitos sistemos, labai puikiai orientuojasi, kaip šitoje sistemoje yra sugeneruojamos pajamos. Nesvarbu, reikėtų pabrėžti, kad sistemose galbūt jūs turit galimybę gauti pajamas į skirtingas sąskaitas. Kas labai mane lygiai taip pat nustebino, tai aš buvau susidūrus pirmą kartą su šitos platformos atstovavimu, apie šitą platformą žinojau, bet tiesiog noriu pasakyti tai, kad nesvarbu, kad platforma leidžia pervesti pinigus į bet kurią sąskaitą, galbūt tai yra net ir nelietuviška sąskaita, tai yra pinigų surinkimo platforma, kas jau liečia Revolutą ar ne, Manėjų, Vaizo yra sistema, tai tų sistemų yra įvairių.
Nebūkim naivus ir negalvokite tai, kad sistema neperduoda informacijos mokesčių tikrinimo metu, į kokią sąskaitą pinigai buvo pervesti. Tai jeigu pinigai pervesti jūsų draugui, mamai, tėčiui, pažįstamiems, o ne jūsų sąskaita, tai nereiškia tai, kad nebus aišku, kur tie pinigai buvo pervesti. Tai reikėtų pasakyti tai, kad labai ar ne atsargus ir atidus būkit, kas turit ryšių arba tiesiog ar ne turite tam tikrą paslaugos teikimą arba pardavimą tiek ir per tarptautinės sistemas, tiek per trečiųjų šalių sistemas, o labiausiai reikėtų susirūpinti ir pagalvoti apie tai, ką mes darome ir kokią informaciją ar ne tvarkingai esam susisisteminę, parduodami ir teikdami paslaugas per Lietuvoje galiojančias ar ne ir tvarkingai pasiekiamas platformas. Tai kokią informaciją apie jūs renka ir ką turėtų perduoti mūsų mokesčių inspekcijai. Tai kalbam apie tai, kad yra renkama informacija apie pardavėjus. Ir pirmiausiai šitą informaciją turėtų leisti mūsų mokesčių inspekcijai nustatyti pardavėjo tapatybę. Tai vadinasi, aiškiai turėtų būti įvardinta vartotojo, taip, tai yra profilio užregistruoto sistemoje, asmens atstovaujančio ar įmonės atstovaujančios vardas, pavardė, pavadinimas, ar ne, gimimo data arba įmonės kodas. Gali būti ar ne pagrindinis adresas ir mokesčių mokėtojo kodas, tai gali būti pažymos kodas, gali būti PVM kodas. Lygiai taip pat, jeigu kalbėsim apie tai, kad gali būti rezidavimo vieta, tai jeigu kalbėsim, kad jūs teikiat paslaugą kaip pavyzdys ar ne per būtent, sakykime, sistemą Airijos ar Anglijos sistemą, ar ne, kalbėkime apie tai, kad turi būti aiškiai, kad jūs esate iš Lietuvos ir Lietuvoje tas pajamas deklaruosite, atsiskaitysite Lietuvoje su savo mokesčių administratoriumi. Toliau lygiai taip pat finansinės sąskaitos duomenys, jeigu platformos operatorius turės šią informaciją, numatyta teikti yra ar ne, tai prašo apie tai, kad turėtų būti vis dėlto nurodyta, kokia yra naudojama pagrindinė finansinė sąskaita. Tai nekalba apie tai, kad privalo būti banko sąskaita, aš kaip ir minėjau, tai gali būti tiesiog surinkimo platforma arba į kokias būtent sąskaitas, į kokias platformas buvo atlygis skaitomas ar ne, būtent už atliktas paslaugas ir parduotas prekes. Ir jeigu tapatybės skiriasi ar ne, reikėtų lygiai taip pat surinkti ir tapatybės, kam buvo ar ne tie pinigai lygiai taip pat nukeliavę. Tai platformom buvo tikrai nemaža užduotis šios duomenys ar neįvardinti ir susidėlioti ir kalbėkime apie tai, kad lygiai taip pat pardavėjo atlygis susideda iš sumokėto arba įskaityto per kiekvieną tą skaitinį laikotarpį ketvirtį gali būti ar ne, jeigu ne pamėnesiui, ir lygiai taip pat turėtų būti skaičiuojamas įvykdytų sandorių skaičius. Tai neužtenka to, kad platforma ar ne turėtų, kaip ir kalbėkime apie tai, kad rinkti duomenis ar ne, sisteminti, kiek jums sumokėjo, jeigu ne kas mėnesį, tai bent kas ketvirtį, tas skaitinis laikotarpis tai bus kalendoriniai metai, nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31, platforma privalo už jūs ar ne padaryti darbą, sukaupti visus jūsų atsiskaitimo ar ne duomenis, tai yra kiek jums buvo pinigų pervesta, lygiai taip pat kiek buvo priskaičiuota komisinių. Ir jeigu kalbėsim apie tai, kad ar ne šioj vietoj dar ir kiek tų sandorių jūs atlikote. Tai yra kiek kartų užsisakė jūsų reklamą, kiek kartų užsisakė jūsų paslaugą, ar ne, jeigu jūs esat ar ne grožio srities specialistas. Tai visa platesnė informacija, jeigu kas ar ne nori dar daugiau sužinoti, palikau nuorodą, galima rasti mūsų mokesčių inspekcijos puslapyje prie būtent skilties dažniausiai užduodami klausimai, būtent DAT7 direktyvos įgyvendinimą. Tai aš labai trumpai pasakiau ir jums turėtų būti labai aišku, ar ne, kokią informaciją turėtų apie jūs pranešti, ar ne, Lietuvoje veikiančios platformos vardas, pavardė, jūsų pažymos kodas ar tiesiog ar ne kodas, gimimo data gali būti, jeigu jūs nevykdot veiklos, esate tiesiog paprastas Lietuvos pilietis. Toliau kalbėsim apie tai finansinės sąskaita, sandorių skaičius ir pinigų suma, kokia buvo jums ar neužmokėta arba uždirbta pačioje platformoje. Gali būti tai, kad jūs mainais įsikeitėte į kitas prekes, tuos pinigus tiesiog išleidote ar ne ir nepersivesdamas į sąskaitą. Tai nereiškia tai, kad jūs atlygio negavote. Tai kalbam apie tai, kad čia yra labai įdomių dalykų, paslėptų ir nutilėtų ir garsiai nepasakytų. Tai aš duodu pavyzdį iš užsienio platformos.
ShareTribe platformoje radau labai puikų brėžinuką, kad jūs įsivaizduotumėt, kad jūs užsiregistruojat ir kitose taip užsienio platformose lygiai taip pat ta informacija yra talpinama ir tikrai gerokai daugiau yra duodama žinių tiek pačiam mums kaip vartotojui, tiek lygiai taip pat kaip pačios, sakykime, ar ne, platformos kūrėjui, administratoriui, tai aiškiai nurodo net ar ne, ir sakykime, toksai ar ne intro grafikėlis, atėjot, užsiregistravot, iškart jūsų turėtų reikalauti pilno vardo pavardės, adreso ar ne, gimimo datos. Antras paveikslėlis, kokioj valstybėje ar ne, tuos pinigėlius gaunat ir juos deklaruosit, esat ar ne, kokia rezidavimo vieta, lygiai taip pat ar ne, sąskaita, prie kurios yra pririšama, gali būti prašoma identifikacijos, tai dabar dauguma sistemų identifikacijos prašo, tai yra per banką prisijungiam ir patvirtinam ar ne savo tapatybę. Lygiai taip pat, jeigu kalbėsim apie tai, kad jeigu turit ar ne statusą veikiančio asmens arba veikiančios įmonės organizacijos ar neturėtumėm duomenis suvesti, lygiai taip pat apie ar ne pinigų surinkimą, ką kalbėjau, apie komisinius nuskaitimus platformos būtent taikomus mokesčius. Ir jeigu kalbėt apie tai, kad taip, kur ar ne ta informacija, jinai bus perdodama tvarkingai ar ne, kur bus perdodama visa ar nesurinkta ataskaita apie jūs už metus laiko, kuriai ar ne būtent mokesčių šalyje administracijai, inspekcijai. Ir jeigu kalbėt apie mūsų platformas, aš pasakiau, kad vienintelė platforma, kuri labai aiškiai yra pasiruošusi, tai yra Vinted platforma, kuri turi savo atstovybės daugumoje šalių ES, tai yra tikrai išsiplėtęs pakankamai ir pavykęs startuolis Lietuvos atžvilgių žiūrint. Tai aš radau lygiai taip pat susirašinėjimą ir man buvo labai smalsu pasižiūrėti, kaip šioje platformoje aš esu pati užsiregistravus kaip fizinis asmuo. Ir aš tikrai per šią platformą parduodu tiek savo asmeninių, tiek savo dukros daiktų, drabužėlių, knygų, pas mumis visko šeimoje, ar nesakykime, atsiranda to, ko nereikia, karts nuo karto persižiūrim ir patalpinam šitoj platformai. Kartais surinktas pinigėlis į piniginę yra išleidžiamas platformoje įsigyti irgi patikusiems daiktams. Retu atveju jos išsigryninam į savo asmeninę sąskaitą. Tačiau tikrai taip, šit platforma tvarkingai ir siuntė pranešimus daugumai vartotojų. Ką vat uždavė būtent Vinted, būtent forume Facebook'e grupėje viena iš nedalyvių, kad būtent gavo žinutę, kad padėsime tau atitikti keliamus reikalavimus, kad kitąmet ir toliau galėtum programėlę tvarkingai naudotis. Tai mes visi gavom didžioji dalis susipažinti su naujomis taisyklėmis, jas patvirtinti ir labai tvarkingai netgi klausė, ką DAT7 reiškia tau kaip vartotojui, tai net ir praneša, tu šiemet užbaigiai 30 sandorių per programėlę. Tai yra skaičius, prie kurio yra prisirišama ir teisės akte, nes galbūt jums kils klausimas, ar apie visus pardavėjus ir apie visus paslaugos teikėjus bus pranešama mokesčių inspekcijai. Ne visiems noriu pasakyti, kad pirmas iš rodiklių tai yra per platformą, jūs jeigu atlikote daugiau nei 30 sandorių, tai yra pardaviau 30 rūbų, knygų, kas ten bebūtų, tai yra vienas iš kriterijų, kada pasidaro privaloma platformos administratoriui apie jūs surinktą informaciją perduoti mokesčių inspekcijai. Tai šis asmuo, aš kaip suprantu, pardavė tikrai daugiau negu 30 ir automatiškai informuoja ir sako tai, kad teisiškai mes privalome pranešti apie tavo pajamas ir asmens duomenis. Tai vienas iš kriterijų yra daugiau nei 30 sandorių. Ir nesvarbu, kiek jūs galbūt susirinkot po eurą, parduodamas galbūt senas knygas, bet vienas iš kriterijų yra įvykdyta daugiau negu 30 sandorių, tokiu atveju platforma privalo pranešti apie jūs mokesčių administratoriui. Antras kriterijus, kuris yra čia nepaminėtas, pinigų suma. Jūs galite būti įvykdęs mažiau nei 30 sandorių, tai gali būti, na, kaip pavyzdys, ar ne, sakykime, 4 sandoriai, ką aš minėjau apie, sakykime, laikrodžių platformą, ar ne, tą pardavimą senovinių, bet jūs pardavėte tos laikrodžius 2 už 3000 eurų. Antras iš reikalavimų yra suma, būtent pajamų viršijanti 2000 eurų. Iškart atsiranda prievolė platformos administratoriui pranešti mokesčių administracijai apie įvykdytų sandorių skaičių ir gautą
būtent ar ne pajamų už sandorių sumą. Tai kai suma viršija 2000, irgi antras rodiklis, kada atsiranda prievolė tai daryti. Tai pirmas, daugiau nei 30 sandorių, suma neįdomi, arba antras, viršiau 2000 ir sandorių lygiai taip pat skaičius jau čia nebeįtakoja. Tai yra du kriterijai, pagal kuriuos yra grupuojama informacija, kuri bus renkama ir perduodama mokesčių inspekcijai Lietuvoje. Tai lygiai taip pat labai gražiai programėlė sako, kad šios informacijos pateikimas nedaro jokios įtakos tavo mokestinėms prievolėms. Na, taip įdomiai labai ale nuramina, tačiau žemiau turi nuorodą. Sužinau, kokio mokesčio taisyklės taikomos tavo šalyje. Vadinasi, nukreipia į mokesčių inspekcijos ar ne puslapį, bet aš nebandžiau šitos nuorodos paspausti, neieškojau, nes pati tokio pranešimo nesu gavus, net būtų labai įdomu ir norėtųsi gauti tokį pranešimą. Įdomu, į kur nukreipia, ar ne, į kokių teisės aktų bazę nukreipia, bet jinai yra aktyvi, matau šitą nuorodą ir manau, kad kas norėsit, manau, Vintede galima rasti, reikėtų tam laiko tik tai paaukoti. Tai vadinasi, asmuo turi domėtis pats, ar jums atsirado prievolė dėl mokesčių mokėjimo. Tai jeigu aš labai trumpai, aišku, pasakysiu, kad asmuo turi teisę parduoti savo asmeninių daiktų per vienus kalendorinius metus, tai yra nuo sausio 1 iki gruodžio 31, tai yra savo asmeninius, savo, sakykime, dukros, aš ramiai parduodu, kai suma neviršė 2500 eurų. Tai vadinasi, 2500 eurų tvarkingai iš Vintedo gauti pinigai yra ta saugi suma, dėl kurios mokestinės prievolės man neatsiranda. Jeigu atsirastų jau didesnės sumos, tada kyla klausimas, ar tai yra vykdoma kaip komercinė veikla, ar yra tiesiog viršytos gautos pajamos, ar ne, ir galbūt teks apsimokestinti būtent gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatyta būtent gyventojų pajamų mokesčio. Tai perviršis šitų pajamų nuo viršytos sumos paprastai yra apmokestinamas 15% gyventojų pajamų mokesčio. Tai 2500, jeigu gavau, ar ne, kaip pavyzdys, yra saugu. Jeigu gavau 3000, vadinasi 2500 saugu, 500 yra ta suma, nuo kurios man gali tekti susimokėti gyventojų pajamų mokestį, tai yra 15%. Tai labai gudriai čia, taip sakykime, ir netgi įdomiai Vinted programai ta informacija pateikiama, bet tikrai teisingai ir neapgaulingai kažkaip sakyčiau. Ir lygiai taip pat sako tai, kad DAT7 taikoma beveik visoms elektroninėms prekyvietėms, įskaitant ir Vinted, ir štai ką reikia tau žinoti. Tai va čia pateikiama ta informacija, kokią informaciją teiks ar ne mokesčio administratoriui apie tave, ir dar apačioje aš matau, kad yra nurodyta nuoroda, kad yra paruošta ataskaita, kurią žmogus gali peržiūrėti ir užbaigti tą ataskaitą, ar ne, ją patvirtinti, kad jinai yra teisinga. Tai Vinted programėlėje tikrai yra ataskaitos formuojamas, galima pasižiūrėti ir pardavimų skaičių. Tai jeigu kalbėti apie tai, kad vienintelė sistema, kuri Lietuvoje yra tikrai pasiruošusi. Aš esu uždavusi klausimus Skelbiu LT platformai. Skelbiu LT platforma atsakė, kad jie nevykdo šitos DAT7 direktyvos, nes per šią platformą nesurenkamos yra lėšos, nesvarbu, kad asmuo parduoda. Tai jeigu kalbėti apie vykdančias, tikrai yra Pigu LT, tikrai Tritvelas, tikrai jeigu kalbėsim apie tai, kad yra Bolto sistema, tikrai tai yra RRR sistema, aš manau, tų sistemų yra daugiau. Tiesiog negaišau laiko ir noriu pasakyti tai, kad jeigu jums kelia nerimą, sistema, kurią jūs naudojatės Lietuvoje ir jums šitą informaciją nėra pateikta visiškai aiškiai, jūs turite pilną teisę reikalauti, užklausti, domėtis, ar platforma, kurioje jūs vykdote, ar ne, per kurią vykdote paslaugas, per kurią vykdote pardavimus, vykdo šitą direktyvą ir kokia apimtimi, kokius duomenis apie jūs renka. Ir ar bus teikiama informacija mokesčio administratoriui ir ne pagal jūsų būtent suteiktų paslaugų ar pardavimų skaičių arba gautą pajamų sumą. Tai reikėtų pasižiūrėti ir tai yra puikus pavyzdys, kaip galima būtų paklausti, ką jūs ar nesakykime radot ir kaip tai tvarkingai pateikia Vinted platforma. Tai yra pavyzdys, ko gero, visoms sistemoms, kaip turėtų aiškiai pateikti vartotojui tą informaciją ir ne kažkur ją paslėpti. Aš jam buvau įėjusi į vieno kliento RRR platformą, tai tą būtent, kur parduodami ir automobilių aksesuarai arba dalis.
Neradau, bandžiau teisinę bazę susirasti, neradau nei taisyklių, galbūt registruojantis tos taisyklės yra pateikiamos, bet aiškiai tai turėtų būti teisės aktų informacija, kokie yra teisės aktai taikomi, tai yra lygiai taip pat pirkimo pardavimo taisyklės, grąžinimo taisyklės, platformos naudojimo taisyklės, ką turi Vintedas, lygiai taip pat A7 platformos įgyvendinimas pačios direktyvos, kaip jisai yra taikomas. Tai realiai kiekviena sistema tvarkingai jinai turėtų būti susitvarkius šitos visus teisės aktus, juos patalpinus ir aiškiai informavus savo vartotoją. Tai Vintedas tai darė tikrai laiku ir tikrai laiku reagavo į šitą būtent direktyvos įgyvendinimą. Jeigu pasakysiu, kiek laiko turėjo platformos pasiruošti, tai platformos turėjo pasiruošti laiko nuo praėjusių metų. Būtent šitą direktyvą Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2023 metais, nuo sausio 1 dienos. Visus metus turėjo galimybę platformos ruoštis ir tvarkingai gyvendinti šitą direktyvą. Neskaitysiu tikrai, kas tai yra pardavėjas ar ne, nes mes išsiaiškinom, kas yra pardavėjas, kas yra paslaugos teikėjas ar ne. Jeigu kalbėsim apie tai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, aš jau irgi akcentavau sumą, akcentavau sandorių skaičių. Tai tikrai galėsit dar kartą pasiskaityti skaidrėse. Tikrai nebesikartosiu tos informacijos ar ne, ką aš jau paminėjau, na tiesiog kartais taip būna, kad žinai galvoje daug ir nespėjai su skaidriam. Tai dar kartą, ar ne, kaip sakau, informacijos nekartosiu, matysit, kad skaidrėse tai tikrai yra paantrinta. Ką reikėtų pasakyti mūsų mokesčių inspekcijai, mūsų būtent platformų administratoriai Lietuvoje yra aiškiai nurodyta, kaip turėtų pateikti šitą informaciją ir aš jums šiandien sakau, kad mes dar turim laiko išsiaiškinti, kokiu kiekiu ir kokia apimtimi bus informacija apie jūs teikiama, jeigu jūs naudojotės platformą ir tai darėt ar ne platformos pagalba, tai iki šių metų sausio 31 dienos mokesčių inspekcijai turi būti perduodami duomenys tiek apie įmonės, tiek apie mus kaip apie fizinius asmenius vartotojus ar ne, kaip sakau, šitų sistemų naudotojus, ne vartotojus, gal reikėtų sakyti naudotojus, kurie naudojamės sistemų pagrindais ar ne, tai neperkam, o teikiam paslaugas, tai mokesčių inspekcijai turi pateikti būtent tokią formą failus arba, sakykime, mokesčių būtent tą surinktą ar ne mokėtojo, sakykime, visą informaciją per tą sistemą. Tai yra tokia sistema mokesčių inspekcijai pasijungus, per kurią yra įkeliamas failas, yra įrašyta, kokia turėtų būti struktūra šito failo ar netvarkingai. Ir būtent instrukcijos ir visi nurodymai, kas ir kaip turėtų būti ir kaip atitikti specifikaciją, šitas rinkinys aiškiai yra apibrėžtas ir mokesčių inspekcijoje šitą informaciją galima rasti. Tai informacija, manau, kad jau didžioji dalis tikrai yra susikėlę. Ir jeigu kalbėti apie tai, kad galutinis terminas už praėjusius metus nuo būtent 23 metų sausio 1 iki gruodžio 31 dienos įvykdytas sandorių skaičius, gautas atlygis, ką minėjom, 32 000 ir ne šitoj vietoj, turėtų būti jau sukeltas ir atliktas šitą prievolę būtent operatorių ir ne pačių platformų iki šių metų sausio 31. Ir kur ta informacija pasidės? Tai pirmiausiai noriu pasakyti, kad yra prievolė numatyta direktyvai platformų administratoriams šitą informaciją saugoti 5 metus už kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Tai nereiškia tai, kad įkėlė mokesčių inspekcijos sistemą ir mes jau nebesaugom. Tai yra nurodymas aiškiai saugoti šitą informaciją 5 metus. Tai yra susijęta su tuo, kad mūsų mokesčių administratorius gali tikrinti ar ne asmenį, įmonę paskutinius praėjusius 5 metus. Tai yra senatis, sueina, kai yra jau 6 metai, tai tikrai tie tyrimai yra ir aš kažkaip tai galvojau praktiškai ir praeitais metais turėjau susidūrus su tais tikrinimais, tai aš maniau, kad visą laiką tikrina didžiąją dalį 3 metus. Nes tokia praktika buvo, kad didžioji dalis 3 metai, žiūriu, kažkaip tai prašo, jau didžiausias toks terminas, populiariausias yra metai, 2, na pasitaikė 3, bet man teko atstovauti praeitais metais savo pačios klientą ir tikrino 5 metus, aš buvau labai, aišku, giliai nustebus. Ten yra be galo didelis buvo kiekis informacijos, bet savo susidariau tiesiog tokį, sakykime, ar ne kaip ir vidinį, ar ne pasitikrinimą, kad šitas klientas buvo tikrintas 2014 metais, irgi buvo tikrinti
3 metai veiklos. Ir manau, kad vis dėlto periodiškai ten uždedamas paukščiukas ir girdėjau lygiai taip pat kalbėdamas su viena klientė pokalbio metu, kad jeigu buvo kažkada tai tikrintas asmuo ar įmonė įstaiga organizacija, potencialiai yra stebimas ir tikrai galima galvoti apie tai, kad po tam tikro laiko vėl susilauksit patikrinimo. Tai šiuo atveju, aišku, mums pasisekė, nieko nerado, informacijos didžiulis srautas, kaip aš sakau, viskas kaip ir teisingai ir gerai. Gavome vienoje vietoje tiesiog tik pasitikslinti PVM, kas ten visumoje buvo susimokėti 57 eurus, na tiesiog atsiradus papildomą informaciją, ją reikėjo patikslinti, bet nei baudų, nei kažkokių ten procesų daugiau nebuvo. Tai sugaišom beveik mėnesį laiko, iš to ar ne nauda buvo pakankamai maža. Tai jeigu kalbėkim ar ne apie jūs ir šiuo atveju apie tai, ką dar ir platformas ar ne įgyvendins, tai šitą informaciją 5 metus yra išsaugoma. Kaip reikėtų suprasti tai, ar ne, kalbėkim apie tai, kad kur bus panaudota šita informacija ir kaip jinai bus sukelta. Man pačiai praktikoje teko matyti ir aš manau, kad jūs visi puikiai patys matot, kaip vyksta tai, kai įkelia registrą duomenis, ar ne, jeigu pardavėte automobilį, kaip įkelia, jeigu tai yra parduotas nekilnojamas turtas, ar ne, matom, kaip puikiai sukeliamas draudimo įmokos. Tai su Bolto sistema man jau tekę yra susidurti ir aš matau, kas yra pavėžėjai, kad šita informacija yra perkeliama į asmeninę deklaraciją. Tai esu truputėlį analizavus ir žiūrėjus, kaip keisis mūsų metinių deklaracijų pateikimas. Tai reikėtų pasakyti tai, kad yra sistema kuriama, kad jeigu jūs to nepadarysit iki gegužės 2 dienos, sistema sukelti visi duomenys, jūsų metinė deklaracija pasiteiks automatiškai sekančią dieną, tai yra gegužės 3 dieną, jeigu jūs nespėsit prievolės pateikti laiku. Kuriais metais tai bus įgyvendinama, aš negaliu pasakyti, bet aš tiesiog mačiau, kaip tai yra fiziškai daroma, kuriama ir daroma tai programiškai. Ir na, tiesiog pateiks tą informaciją, kokia surinkta, ir jeigu jums atsiranda prievolė ar ne, su minuso ženklu ir jūs turit valstybei sumokėti pinigus, Mokesčių inspekcija ilgai nelaukia, įspėja ar ne, ir tvarkingai tos pinigus paskui jūsų sąskaitoje užšaldo, nurašo, gali būti tai ir ne jūsų asmeninio turto areštas tai sumai ar ne uždėtas. Tai kalbėkime apie tai, kad manau, kad šita duomenų dalis turėtų susikelti į mūsų asmeninės deklaracijas. Tik ar tai tikrai bus jau šiais metais ir ta visuma susikels prie mūsų gautų pajamų skilties, ar ne, tai kur yra kitos pajamos, ar nesusikels, negaliu 100% pasakyti, nes nei viena platforma to ir nepatvirtina, bet žiūrint iš tos perspektyvos, kaip Boltas susitvarko ir Bolto informacija susikelia tvarkingai, tai aš manyčiau, kad prieisim prie to, kad ta informacija bus sukeliama. Ir jinai tikrai, aš manau, kad bus sutikrinama, ar jūs teisingai tas pajamas susideklaravot, ar ne, susitikrinot pagal tai, ką pateikė, ar ne, būtent platformų administratoriai. Ir lygiai taip pat tos asmeninės pajamos gautos, tai jeigu jūs gaunat iš Vintedo, gavot iš RRR, kaip sakau, pardavėt savo automobilio dalis ir mes čia viršijom tą sumą iš vienos platformos 2000, ten, sakykime, kaip pavyzdys 100 atkeliavo, iš kitos platformos ar ne atkeliavo duomenys, kad yra ar ne kaip pavyzdys už 800 suprekiauta, na tai yra jau signalizacija ar ne mum, kad mes kaip fizinis asmuo per kelias platformas parduodami savo daiktus asmeninius viršijom ar ne leistiną sumą gauti už savo asmeninius daiktus Lietuvoje ir turėtumėm deklaruoti perviršį, kaip gautas kitas pajamas ir jas ar ne apsimokestinti gyventojų pajamų mokesčio įstatymu. Vėlgi manau, kad šitus duomenys lygiai taip pat bus naudotini jie ir įmonių įstaigų organizacijų tikslais, kuomet yra pateikiamos finansinės atskaitomybės, tai mes jau faktiškai visą laiką iki birželio mėnesio būnam visų įmonių ar nesakykime pateikę ir ta informacija būna pateikiama, sakykime, jau net tikrai iki birželio pabaigos, taip drąsiai galima sakyti visos ataskaitos, visos suvestinės. Tai manau, kad antroje pusėje šių metų Mokesčių inspekcija pradės džiugint mus pranešimais. Ir dažniausiai tai yra labai nemalonus laikotarpis, man kiek tenka susidurti, tai būna tais prieššventinis laikotarpis, kada tikrai yra visai kitokios nuotaikos, norisi ruoštis, o čia gauni, kaip ir sakau, paprastai lapkričio galas, gruodžio pradžia būna šių pranešimų gavimas apie mokestinius tyrimus ir būtent yra prašoma tikslinti pajamas, peržiūrėti, pristatyti tam tikrus duomenis, aiškintis
ir tą informaciją ar nepateikti. Tai liūdna būna, kai tenka daug susimokėti, smagu būna, kai nerandi klaidų ir viskas būna tvarkingai ir tikrinamas asmuo ar ne, ar tikrinama įmonė nenukenčia. Tai tų dėja, kaip aš sakau, nuotaikų būna įvairių, tikėtina, kad į biudžetą bus tikrai surinkta daug daugiau mokesčių, nes informaciją kol kas mes turim Lietuvoje teikiamą, bet pagal nutylėjimą aš norėčiau pasakyti, kad čia yra sąrašas valstybių, kurios šitą direktyvą tikrai, ar ne, kaip sakykime, kaip pavyzdys teikia. Tai galėsit persižiūrėti, tai yra ES. Bet aš sakiau, kad lygiai taip pat yra ir būtent, ar ne, sakykime, apie tai sudėliota informacija, kad teiks ir trečiosios šalis. Pagal nutylėjimą tiesiog tik yra sakinys mokesčių inspekcijoje, kad ES valstybės tarpusavėje informacija keisis pagal susitarimus. Tai aš norėčiau pasakyti tai, kad jeigu vyksta operatyvus tikrinimas, mūsų teisės aktuose mes tikrai nežinom, su kokiom atskirom valstybėm kokie susitarimai yra pasirašyti. Tai jeigu mes turime ES valstybių sąrašą, kurio šitą direktyvą įgyvendina, tikrinant tikrai manau, kad visų ES valstybių yra galimybė užsiprašyti pagal jūsų vardą ir pavardę, ar nėra būtent pateikta informacija iš šitose valstybėse esančių platformų, ar jūs nebuvote kaip paslaugos teikėjas ar pardavėjas. Tai manau, kad šiuo atveju būtent operatyvaus tikrinimo metu bus ir tikrai lyginami duomenys ir su ES valstybių mokesčių administratoriams pateikta informacija. O galbūt mes, ko ir nežinome, ta informacija pagal susitarimus bus galbūt keičiamasi lygiai taip pat po sausio 31 dienos. Tai tikrinimai vyksta tada, kada mato pajamų sudeklaruotų arba pateiktų finansinių ataskaitų neatitikimą, sulyginus duomenis gautus iš mūsų ar ne, pirmiausiai matysim platformų Lietuvoje, savininkų ir administratorių, ir manau, kad čia prisijungs lygiai taip pat informacija ir iš kitų ES ir trečiųjų šalių platformų. Tai norėčiau pasakyti tai, kad nelinkiu, kaip aš sakau, turėti nemalonumų ir sulaukti to operatyvaus tikrinimo pranešimo. Yra patalpintas ar ne įrašas apie tai, kaip vyksta ir buvo vestas seminaras apie šios mokymus, kaip elgiamas ir kokiais teisės aktais tuomet vadovaujasi mūsų mokesčių inspekcija. Tai mano pranešimas šiandien dienai buvo toks, kad direktyva vis dėlto turės dar didesnį įtaką mūsų mokesčių mokėtojų pajamų skaidrumui, tai lygiai taip pat liečiančių ne tik tai kaip fizinius asmenis, bet ir įmonės įstaigas organizacijas. Tai norėčiau palinkėti visiems ar ne sėkmės, kas skubate ir negaišinti jūsų laiko. Įrašą turėsime. Tikiuosi, Lietuvoje sulauksim dar daugiau informacijos ir analizės. Aš kol kas esu pirmas asmuo kalbantis apie šitą direktyvą, tai net mačiau ir netgi mūsų prenumeruojamos naujienos, būtent kur mes visus ar ne teisės aktus studijuojam, analizuojam, irgi lygiai taip pat nėra šita informacija teikiama. Tai aš labai tikiuosi, kad ta informacija bus pateikta plačiau visuomeniai, o nenustebins ar ne kitų, kas negirdės šito seminaro įrašo, kas nežinos apie šitą informaciją, neužklups netikėtai, todėl prašau jūsų visų artimuosius, įspėkite, draugus įspėkite, kad turim teisės aktą, kuris gali atnešti mums ar ne nelabai ar negerų žinių ir geriau pateikti būtent deklaracijas, kurias mes teikiam, asmeninės deklaracijas ir įmonių ataskaitas teisingas, ar ne, būtent už praėjusius metus. Tai linkiu sėkmės ir laukiu klausimų. Kas dar klausimus, kokius pateikėte, jeigu galėsiu, sugebėsiu, atsakysiu. Ačiū labai, Rasa. Kaip visada labai įdomu, labai traukiančiai ir naudinga, aišku, informatyvu. Turime keletą klausimų. Klausimas, ar tokia platforma kaip Vinted turi teikti tokią informaciją? Taip, nes Vintedas gyvendina Lietuvoje būtent šitą teisės aktą.
Tai privalo, nes tai yra platforma, per kurią mes pardavinėjam, ar ne, tai yra mūsų piniginė, ar ne, tai yra, gali būti virtuali, kurioje jūs pinigus nepersivedat į sąskaitą, bet jinai įkrenta į virtualią piniginę ir jūs tiesiog nusiperkat kitus daiktus, bet tai nereiškia tai, kad pinigus išleidot pačioj platformoj ir tų pajamų niekas neparodys. Jeigu pardavimai per kelias platformas, tik bendra suma viršytų 2,5 tūkstančio, tai atskiros platformos neturėtų teikti informacijos VMI. Taip, jeigu mes kalbėsim, kad, kaip pavyzdys, Vinted jūs surinko 1900, bet neviršijo 30 sandorių, tada tikrai nepraneša, bet tai nereiškia tai, kad šita informacija nesisteminama, jinai vis tiek sisteminama yra, nes ją reikia surinkti, ar ne, kad matyti, kas gavosi metų rezultate, ar ne, tiesiog tik tai jūsų eilutės neperdodavama jį, ar ne. Ir kitoj platformai, kaip pavyzdys, surinko 300 ir irgi turėjo kelis sandorius, tada taip. Bet jeigu sandorių skaičius viršė 30, nesvarbu kokia suma yra gauta iš vienos platformos ir kitos, ar ne, tai vat Vinted 30, bet surinko 700 eurų. Kitoje sistemoje, ar ne, lygiai taip pat kalbėkime apie tai, kad irgi 30 ir surinkot, ar ne, kaip pavyzdys, virš 30 ar ne 400 eurų. Tai jau vieno sandorių skaičiaus, kadangi virš šitas 30 sandorių skaičius, ar ne, bus perdodama informacija, neatsižvelgiant į jūsų sumą. Ar Autogidas ir Autoplius taip pat turi teikti informaciją? Šiandien mačiau RRR, Autopliusas yra įmanoma integracija. Tai manau, kad taip, Autopliusas ir Autogidas, žinokit, turėtų, manau, įgyvendinti, bet niekas jums, ar ne, nekliudo paklausti, kur yra klausimai, atsakymai, ar ne, užduoti klausimą iki sausio 31 spėti, ar ne, paklausti, ar DATS direktyva vykdoma ir kokią informaciją apie jūs asmeniškai, ar ne, kaip apie profilį surinktą ar nesudėliotą duomenis bus teikiama, jeigu bus teikiama. Jeigu platforma vykdo veiklą visoje Europoje, ar Lietuvos UABas gali perkelti reportavimą, tarkim, Vokietijos įmoniai, kur įmonės yra šitas ofisas pagrindinis? Ofisas pagrindinis. Manau, kad žinokit, taip galima, tai priklauso nuo to, kokius duomenis jūs nurodėt profilį ir ko dar nepasakiau, kas likot. Nepaminėjau vieno dalyko. Tai nepaminėjau tinklinio marketingo. Kas esant tinkliniam marketinge, man šiandien teko pabendrauti su 2 klientais. Vieno kliento paklausiau, tiksliai žinau, kad jam moka Lenkijos įmonė. Jis išsirašo sąskaitas, jis yra PVM mokėtas kaip fizinis asmuo. Bet aš jo paklausiau, sakau, ar tu turi informaciją, ar Lenkijos būtent šita platforma, ar ne, tas tinklinio marketingo platforma informavo tave, kad yra vykdoma DAT 7 direktyva. Aš uždaviau šitą klausimą jam vakar. Šiandien jisai man atsakė, kad tiesiog teiraujasi atsakantis asmuo, kokiu pagrindu yra klausima dėl šitos direktyvos įgyvendinimo, kokia priežastis. Tai aš jau iškart suprantu iš atsakymo, kad nėra viskas tvarkoj su to marketingo kompanija. Aš kaip vartotojas jau turėjau būti informuotas, kad tokia direktyva vykdoma. Ir man neturi kilt klausimų, jeigu aš sakau, kad mano buhalteris klausia, ar vykdo platforma DAT 7, ar ne būtent šitoj vietoj. Kita irgi lygiai taip pat turiu marketingo, irgi ten yra tiesiog žuvų taukų, ar ne, mes kalbam sveikatingumo, dažniausiai yra tokia, ar ne pas mumis, sakykime, to tinklinio marketingo yra ir kosmetikos, Avonas, Orifleimas, tikrai daug kas žinot, ar ne, Merikėjai, ko nepaminėjau, tai va gerai, kad dabar čia taip kažkaip tas klausimas, ar ne, man apie užsienį, kaip paklausėt, prisiminiau. Tai tikrai visos šitos platformos jūs turėjo informuoti, kad vykdo DAT 7 direktyvą ir būtų dar ką naivu tikėtis. Uždarbis tai yra ne tik tai pervesti pinigai jūsų sąskaitą. Jeigu jūs galit tuos pinigus konvertuoti surinktus už savo klientų ar ne, pardavimus, nes duoda bonusus ir verčia į pinigus, ar ne, ir jums leidžia platformą ne pinigus įsimokėti, o išsikeisti prekes. Už jas jūs tiesiog nemokat, atsisinčiat ir jums dar nekainuoja, ar ne, sakykime, tos prekės atsisintimas, tai yra jau uždarbis. Tai yra pinigai gauti natūrą, iškeisti į prekę. Tai labai būkit visi atidus, pasiklauskit, kol dar yra laikas, kad paskui nebūtų akibrokštas. Tai va, tikrai taip galima. Profilyje reikėtų sužiūrėti, kokioje valstybėje yra nurodyta, tai jeigu įmonė yra ar nusirodžius adresą ar ne Lietuvos, tikrai galima pasikeisti, dar laikas yra, galima pasikeisti į adresą, kaip jūs sakote, jeigu yra Europoje būstinė. Kaip įdomu.
Bet jeigu atskiros platformos neteiks informacijos už sandorius neviršijančios rodiklių, tai kaip bus žinoma, kad, pavyzdžiui, per 3 platformas rodikliai buvo viršyti? Tai vat, jeigu jūs, ar ne, papulsit į pasitikrinimo akiratį, tada, kai užsiklaus visos Europos, tada bus viskas aišku, ką jūs atlikot. Tai čia yra 5 metus arba gyvenu ant adatų, arba deklaruoju geriau teisingai taip, kaip yra. Tai jau paskui, žinot, už 3 metus, kaip paskaičiuos, tai yra ir delspinigiai paskaičiuojami ir jau tada labai akilai jūsų visas sąskaitas, jūsų visas užsienio piniginės, viską, kaip aš sakau, žinokit, tikrai tikrina. Ir, na, jeigu galvojat, kad išvengsit, tai va tuo tikrinimu, ką aš turėjau, irgi viena mergina tiesiog ignoravo, tai aš labai tiesiai ir aiškiai sakau, jeigu tai yra nuslėptos didelės sumos, gresia ir baudžiamoji atsakomybė. Tai reikėtų nejuokauti, reikėtų žiūrėti, kokios tai sumos yra. Nes šiandien mes kalbam apie pakankamai nedidelės sumas. Bet jeigu susumuosim per visas platformas, tai gali gautis tikrai nemaža pajamų suma. Aišku, bus pirmiausia administracinė teisena vykdoma. Bet jeigu kalbėti apie tai, kad jau geriau ramiai ir tai padaryti teisingai, negu tikėtis, kad per 5 metus jūsų nepatikrins. Gal galite papasakoti detaliau apie patį reportavimą? Tai yra XML formatą. Ar turite kokį įrankį padedantį transformuoti informaciją į šią XML kalbą ir panašiai? Iš šitos pusės, žinokit, aš neatstovauju šiandien dienai platformos ar ne administratoriaus. Aš manau, kad jūs tikrai galėtumėt pasitarti su Vintedu, gauti ar ne informacijos, jeigu tai jums reikalinga kaip praktika. Lygiai taip pat turėtų mokesčių inspekcijoje yra tikrai IT skyrius, kuris turėtų informuoti. Tai aš dėl platformos administratoriaus iš šitos pusės negaliu atsakyti, nes neturim tokių klientų, kurie ruoštų tokią ar ne ataskaitą, ją formuotų ir galėčiau tą patirtim pasidalinti. Aš šiandien labiau atstovauju mus kaip ar ne profilio ir tų platformų naudotojus. Tai informaciją aš palieku skaidrėse, kad galit mokesčių inspekcijoje ir ne pasiteirauti ir tos pagalbos prašytis. Ir matėt, kad Vintedas idealiai susitvarkęs, tai patarimų, manau, kad galbūt ar ne už kažkokią sutartą sumą, kaip jiem pavyko susidoroti, aš manau, kad tikrai gautumėt. Čia dar į tarpelį tarp klausimų Giedrė labai dėkoja, kad labai įdomiai pateikėt informaciją ir kad ačiū labai už šias žinias. Prašom. Skaidrės bus galima pamatyti kartu su video. Aš atsiųsiu iš karto dabar seminarą, kad jūs galėtumėte pamatyti. Video dažniausiai paskelbėme savaitę po webinaro, tai tada ir skaidrės paskelbsim. Tai dar turim keletą porą klausimų čia. Jeigu nepateiktos deklaracijos ketvirčiais už 2023 metus, tuomet iki kada reikia ją pateikti? Tai taip, APT klausimas, ar tikrins už ankstesnius metus, už 22, 21 ir taip toliau. Šiaip galiu pasakyti tai, kad ar ne, jeigu žiūrėsim iš būtent profilių ar ne, iš tų platformų būtent administratorių pusės, tai jie turėjo pateikti informaciją už 23 metus, tai turi padaryti ar už visus metus, ar ketvirčiais, ar kaip pas juos sistema sukels, tai iki šių metų sausio 31, ar ne, tai jie turi susitvarkyti, kad tą failą pateikti, tai jau yra jų, kaip sakau, problemų su mokesčių inspekcija, o jeigu mes kalbėsim iš tos pusės, kad jūs tikrins, na, kaip pavyzdys, už 23 metus, tai ruošiantis operatyviam tikrinimui paprastai yra užklausiama informacija ir už ankstesnį laiką. Tai jūs mokesčių administratorius gali tikrinti už paskutinius 5 metus, tai nebūtinai tik 23 metai papuls. Iš platformų gaus informaciją tik už 23, nes direktyva įsigaliojo 23 ir ją privaloma buvo įgyvendinti. O visa kita informacija už praėjusius laikotarpius jau kaip pavyks išanalizuoti, dažniausiai tai yra praktika, kad bankai praneša apie neaiškių būtent gaunamų pajamų judėjimą jūsų banko sąskaitoje. Tai tada ir prasideda būtent analizė, kaip ir iš kur atsiranda gaunamos pajamos. Čia susijęs klausimas, taip pat informacija bus perduodama jau už 23-uosius ar pradedant 24-aisiais, tai jau už 23-us, ar ne? Taip, jau už 23-us bus perduodama būtent ir perkeliama, ar ne, mūsų mokesčių administratoriui. Tai jeigu apmokestins Vintedo pardavimus, taigi žmogus apmokestinamas dvigubai. Pirmą kartą, kai pirko tą produktą pats, antrą kartą sumokės, kaip parduos kitam.
Tai va, tai jums reikėtų turėti įrodymus, ar ne, kiek sandorių, kaip pavyzdys, ar ne, per Vintedą jūs pardavėt ir kiek nusipirkot. Tai kalbam apie tai, kad tai yra, ar ne, kaip ir jūsų išlaidos ir tada turėtų, ar ne, būti jūsų tvarkingai, ne šitoj vietoj tas jau skirtumas apmokestinamas. Tai va, jeigu kalbėt apie tai, kad jeigu jūs nusipirko daiktą kaip ir Humanoje, ar nusipirkote daiktą ar ne parduotuvėje, na naivu tikėtis, kad jūs busit kvitus išsaugojęs, išlaidoms pagrįsti. Tai tikrai mūsų žmonės, nu, nerenka, mums tiesiog tas daiktas atsibosta, ar ne, ir mes, na, paprastai jį, ar nenorim kažkam perleisti. Tai aišku, patarimas būtų dalyvaukit bagažinių turgeliuose. Na, ten dar kol kas niekas nemedžioja ir šitų pajamų niekas neskaičiuoja, ar ne. Tai tokia išeitis, sakykime, šeimynoms susidėjus, su draugais susivienius, nuvažiuoti, pabūti, pasilinksminti kartu ir parduoti. Aš irgi tą patį darau karts nuo karto, ar ne, susirinkus visos šeimynos padedu, taip, kaip sakau, pakeisti daiktus nenaudojamus į naujesnius. O su Vintedu reikėtų tai pasimastyti, nes tada tokiu atveju, kai viršia šitas sumas, galimai gali būti žvelgta ir komercinė veikla. Tai viskas, Rasa. Daugiau klausimų nebėra. Tikrai labai informatyviai, labai traukiančiai. Aktualu, manau, ne tik juridiniams asmenėms, bet ir mums fiziniams, kurie tiesiog ar neatrodo nekaltai užsiimam pardavimais tokiais iš gero noro perleisti gerą daiktą. Tai ačiū labai. Asta dar klausė, bet tai irgi turiu čekį. Tai tik nuo pelno sumokėti reikės, jeigu turiu Reikėtų čekį. taip, jūs nusipirkot ar ne, pardavėt, nuo tai nuo skirtumo reikėtų tada taip, tuos pinigėlius, bet reikia įrodomų dokumentų, nes tada mokesčių inspekcijai, pačioj deklaracijoje visi šitie įrodomieji dokumentai prisisega, kaip pailiukai. Tai vat reikėtų 5 metus daboti, ar ne, mažiausiai. Tai turėkit omeny, kad jeigu, na, tikrai, kaip sakau, matot, kad, na, perkat gerus daiktus, firminius daiktus, ar ne, na, kartais būna, kad, na, netiko, nepatiko, bet kai tai yra jau masiškai daroma, tai platformos administratorius irgi yra nekvailas ir gali sakyti, kad įžvelgia komercinės vis dėlto, ar ne, veiklos pradžią, arba tiesiog tam tikrus, ar ne, kaip aš sakau, niuansus. Tai šitoj vietoj galvokim, ką darom. Tai ačiū labai, Rasa. Visiems primenu, kad webinaro įrašą galėsite pamatyti viki.lt svetainėje. Maždaug už savaitės bus paskelbta. Ir kviečiu registruotis į ateinančius webinarus. Ačiū visiems už dalyvavimą. Ačiū. Viso.